Ji buvo įkurta dėka Sūduvos krašto agronomų, kurie buvo susibūrę į žemės ūkio bendrovę Žagrė ir jie matė būtinybę rengti jaunuosius ūkininkus, žemės ūkio specialistus, kadangi Sūduvos krašte nebuvo rengiami šios srities specialistai. Šita iniciatyvinė grupė kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją. Tuo metu ministras buvo kunigas Mykolas Krupavičius. Jis suprato svarbą to ir 1926 metais, gegužės 1, pasirašė įsakymą dėl Kvietiškio, vadinosi Kvietiškio, žemesnioji žemės ūkio mokykla. Štai čia ir prasidėjo mokyklos istorija. Žinoma, žemesnioji žemės ūkio mokykla buvo įsteigta 1945 metais, buvo įsteigtas tos mokyklos pagrindu gyvulininkystės technikumas ir tas žodis technikumas ėjo iki 1990 metų, nors pavadinimai visai keitėsi. Kapsuko tarybinis ūkio technikumas, Marijampolės dar tuo metu buvo, daug metamorfozių buvo. Pačios didžiausios permainos prasidėjo 90 metais, kada mokyklai buvo pasiūlyta tapti aukštesniąją žemės ūkio mokykla, tai buvo Žemės ūkio ministerijos iniciatyva. Ir po to tapus aukštesniąją žemės ūkio mokykla 2001 metais ši mokykla tapo Marijampolės kolegijos, kolegija tapo sujungus dvi aukštesniąsias tuo metu esančias mokyklas, buvusias mokyklas Marijampolėje, ir ši mokykla tapo verslo ir technologijų fakultetu. Na, mano malonus labai prisiminimai, nes mano tai pirmoji darbovietė. Po baigimo Žemės ūkio universiteto, tuo metu akademijos, buvau paskirtas 1980 metais į šią mokyklą. Na, dėstytojaut, buvau paskirtas dėstytojui, bet dėstytojaut teko labai trumpai, tik tai 3 mėnesius. Paskiau buvau paskirtas, na čia jokia nepaslaptis, komjaunimo organizacijos sekretoriumi. Ir 87 metais, rugsėjo 1, tapau direktoriaus pavaduotoju mokymo reikalams. Ir štai visa tokia mano biografija tęsiasi šitoje mokykloje iki 2011 metų. 2001 metais įsteigus kolegiją, tapau pirmuoju kolegijos direktoriumi.